FM99 eteryje sprendimų žurnalistika. Šiandien mūsų laidoje Alytaus aerodromo likimas. Skirtingų vizijų ir norų čia netrūksta. Galėtų būti labai gera vieta dronų mokymo centrų. Tai žinote, buvusio ministro absurdiški pasvaičiojimai apie, kad toje teritorijoje galėtų būti dronų mokymo centras. Įvertinsime, kokios yra situacijos dar tokių sklypų Lietuvoje. Paskutinį kartą šį klausimą svarstėme, kai dar buvau NSGK narė, prieš man tampant ministre. Jis tokius kaip pūvantis laukas. Kad turi išlikti kaip aerodromas. Šioje laidoje pasakojame apie situaciją, kur esame dabar, kokios nuomonės Lietuvoje, kam reikalingas ar nereikalingas aerodromas, ką mano bendruomenė ir patys oreiviai. Kitose šio ciklo laidose papasakosime pavyzdžių, kaip tvarkosi kitur, kam naudojami aerodromai, kas išlaiko aviaciją arba kuo pavirsta šie patrauklus žemės plotai. Rytinė ES sieną sauganti Lietuva turi ne vieną aerodromą, dėl kurio transformacijos vyksta diskusijos. Geopolitinė situacija ir auganti ekonomika bei kova dėl investuotojų paieškos šią diskusiją paverčia karštais debatais, kuo turėtų virsti aerodromas. Pietų Lietuvoje esantis Alytus čia ne išimtis. 50 000 gyventojų turintis miestas, Lietuvoje garsus savo turtingą pramonės istoriją. Čia veikia didžiulės gamyklos. Miesto valdžia ir dabar čia mato neišnaudotas galimybės, siūlo kurti naują pramonės zoną vietoje aerodromo, nes anot jų reikia naujų sklypų. Valdininkai teigia, kad paruošti sklypai atvers galimybės kurti naujas darbo vietas, kurių taip trūksta Alytuje. Įvairių minčių turi ir kiti – ministerijos ir žinoma Alytaus aeroklubo nariai. Alytus yra vos keliasdešimt kilometrų nuo diktatoriaus valdomos Baltarusijos, kuri dalyvauja karo veiksmuose prieš Ukrainą, tiekia ginkluotę. Aleksandras Lukašenka nekartą grasino Lietuvai, o Baltarusijos ir Rusijos neišvengiamas susijungimas kelia dar vieną grėsmę. Tad Lietuvos krašto gynėjai Alytaus aerodromą anksčiau matė kaip karinį ar dronų treniruočių centrą. Dabar nuomonė keičiasi. Alytus savo geolokacinė prasme yra svarbus ir dėl Suvalkų koridoriaus, kuris yra itin jautrus galimos Rusijos invazijos atveju. Kai kurie Lietuvos parlamento nariai siūlo aerodromą perduoti Šaulių sąjungai, sukarintai organizacijai. Alytaus bendruomenė tikisi, kad aerodromas tarnaus ir miesto gyventojų geroviai. Galbūt transformuosis į naujas poilsio erdves. Išlikusi infrastruktūra Alytaus aerodromą galėtų paversti nauja laisvalaikio zona. FM99 tyrinėja daug kam patrauklios teritorijos istoriją ir kartu žvalgosi į kitus pavyzdžius Europoje, kur aerodromai yra išnaudojami įvairioms reikmėms, nuo pramonės zonų iki žalių erdvių, nuo koncertų ir festivalių scenų, naujų miesto parkų su erdvėmis šeimoms, gyvenamųjų ir komercinių kvartalų, kurį kelią rinksis Alytus. Aviacija giliai įsirėžusi į Alytaus istoriją. Aerodromas veikia nuo 1939, o 1944 metais čia veikė aviacijos eskadrilė Normandija Nemunas. Ta dabar liudija paminklinis akmuo Alytuje. Ir dabar link Alytaus aerodromo veda gatvelės, pavadintos aerodromo ir lakūnų vardu. Sovietmečiu iš čia kilo nedideli mokomieji lėktuvai. 1999 pradėti rengti didieji aerošou. Gynybos ekspertai Alytaus aerodromą siūlo paversti dronų treniruočių centru, kur visuomenė būtų mokoma valdyti dronus galimos invazijos atveju. Karas Ukrainoje parodė, kad dronai ir antidronai tampa reikšminga ginkluote, kuri padeda išvengti daug žūčių karo lauke. Tokios nuomonės laikėsi buvęs krašto apsaugos ministras, dabar Lietuvos parlamento narys Laurynas Kasčiūnas. Kad aerodromas galėtų būti labai gera vieta dronų mokymo centrui. Nacionaliniam dideliam dronų mokymo centrui, kurį administruotų ir valdytų Lietuvos Šaulių sąjunga. Tai būtų įrengtos atviros visuomeniai, vaikam, jų būreliam, mokyklom erdvės dronų. Jūs turbūt matėte, kaip Vilnius įsirengė vieną dronų treniruočių erdvę. Tai būtų galimybė turėti ten tokią infrastruktūrą. Taip pat tenais būtų galima įrengti porą vietų, kur galima būtų jau sportiniams dronistams testuoti save ir įgūdžius lavinti. Ir Šaulių sąjungos nariams bei kariuomenės, sakykime, kariams, kurie irgi, mes ten stiprinsim irgi droninį pajėgumą dabar mūsų kariuomenė. Tik FPV dronai ir panašiai. Tai nebūtų tikri sprogmenys, tai būtų imitaciniai, tai šia prasme jokių čia karinių teritorijų. Kalbam apie tokią dronų operavimo erdvę su visokiom, sakykime taip, barjerais, koridoriais, infrastruktūrą, kuri leistų lavinti. Kuo daugiau dronų operatorių, tuo stipresnė valstybė, tuo daugiau atgrasimo, tuo mažiau priešo čia ir panašiai. Tai būtų galima tą erdvę naudoti ir šalia
irgi toje erdvėje įrengti šaudyklas. Kompaktiškas šaudyklas 100-800 metrų, kuris būtų vėlgi atviros komendantiniams žmonėms, medžiotojams, kuriems trūksta šaudyklių jų reikia. Čia būtų irgi nuostabus dalykas, sakykime taip, kur balansuotų poreikiai ir mūsų visos ginkluotųjų pajėgų ir visuomenės, kuri nori lavinti savo įgūdžius. Nuo medžiotojų iki kitų, iki sportinio šaudimo gerbėjų ir panašiai. Tai tokia idėja yra. Tai būtų mintis tokia, kad Šaulių sąjunga galėtų valdyti, administruoti ir būti atvira ir visuomenė, ir kariuomenė, ir pati valdyti tos dalykus. Tai kažkokių sprendimų šiai minutėje ne, mes pateikėm miesto vadovybei pasiūlymą. Miestas, matyt, vis tiek turės vidinių diskusijų, dar ir taryba turėtų gal padiskutuoti kažkaip ir panašiai. Čia jau aišku. Sakė 2024 vasarą Alytuje viešėjęs tuometinis ministras Laurynas Kasčiūnas. Tačiau dabartinė ministrė Dovilė Šakalienė į Alytaus aerodromą jau žiūri kitaip. Ministerija komentare FM99 teigia, kad aerodromas nebus skiriamas ir šauliams, kaip anksčiau svarstyta. Lietuvos Šaulių sąjunga Alytaus aerodromo teritorijoje veiklos nevykdys. Jai yra perduotas kitas žemės sklypas, esantis Prienų rajono savivaldybėje. Jame bus vystoma infrastruktūra reikalinga Lietuvos Šaulių sąjungos veiklai, teigiama komentare. Aiškėja ir tai, kad aerodromo infrastruktūra apskritai nereikalinga ir Lietuvos kariuomeniai. Norėtume pažymėti, jog Alytaus aerodromo teritorija, žemės sklypas būtų tinkama gynybos ir logistinėms funkcijoms kartu su Lietuvos sąjungininkais pritaikyti ir vykdyti, tačiau Alytaus aerodromo infrastruktūra Lietuvos kariuomeniai nėra reikalinga, teigiama ministerijos komentare. Aerodromo žemė priklauso valstybei, ji nėra perduota Alytaus savivaldybei. Krašto apsaugos ministrė pastebėjo, kad diskusijas dėl Alytaus aerodromo kartais inspiruoja ir asmeninės nuomonės. Tai paskutinį kartą šį klausimą svarstėme, kai dar buvau NSGK narė, prieš man tampant ministre. Buvo sutarimas, kad grįšime prie to ir pasižiūrėsime, kaip galime geriausiai išnaudoti mūsų resursus ir kas iš tiesų yra reikalinga mūsų kariuomeniai, nes kartais tikrai turim tokių ambicijų, kurios yra paremtos asmeniniu įsitikinimu ir kitas dalykas, kai kurios sporto sritys Lietuvoje iš tikrųjų yra apleistos, tas yra tiesa, už tai kartais mokam kainą, diskutuodami galbūt ne visai tuo formatu. Tikrai reikės prie to grįžti, šiam momentui negaliu pasakyti, koks bus galutinis sprendimas. Teigė ministrė Dovilė Šakalienė. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kol kas nuomonės neturi, sako vertins. Šiuo metu mes tik esame pradiniam tokiam planavimo etape, kalbame su merais, su savivaldybėmis, bandome inventorizuotis, kokias mes sklypus turime ir kuriuos galėtume priskirti tokiam tikslui. Tai be abejo, vienas iš svarstymo objektų galėtų būti ir ši teritorija, tačiau dar kol kas ankstyva stadija, bet akivaizdu, kad ieškosime tų sprendimų, o savivaldybė rodo lyderystę ir siekia ieškoti šių sprendimų. Ar ministerija tokiu atveju ir investuoti būtų nusiteikusi į, paruošimą, pritraukimą žmonių galų gale? Tai ministerija yra pasiruošusi investuoti tą apimtimi kaip ir visur kitur. Mes numatome tam tikras finansavimo šaltinius teritorijų vystymui, numatome tam tikras šaltinius pagelbėti savivaldybėms vystant reikiamą infrastruktūrą, bet čia yra labai svarbu ir pačios savivaldybės lyderystė ir kiek iš mero suprantame, kad ten didelių darbų sklypo paruošimui net ir nereikėtų daryti. Tas buvo tokia jau pakankamai senokai, yra mintis apie kažkokį tai ekonominį panaudojimą, apie pramonės zonos išplėtimą, kuri šalia Lietuvos, bet yra visokių, pavyzdžiui, nes, ir ypatingai žiūrint į europinį kontekstą, dabar, pavyzdžiui, dažnai iš miestų tokias teritorijas bandoma kaip ir traukti arba žalinti, vis dėlto tai yra ir žalesis kursas ir tie ekologiniai aspektai, jeigu čia atsirastų vėlgi daugiau pramonės, mūsų aerodromas ir praktiškai miesto centre, taip jau geografiškai imant, ar ne? Tai ar kitokios mintis jūsų manimų būtų, ar vis dėlto taip jau orientacija būtų jūsų matymų, Lietuvos mastu netgi žiūrint, ar ne? Kad tai yra reikalingas, pavyzdžiui, objektas. Lietuvai tikrai yra labai svarbu turėti bent jau kelis tikrai didelius sklypus, paruoštus labai dideliems stambiems investicijams projektams. Miestas turi užduoti toną ir lyderystę ir savo matymą ir tuomet jau mes kartu su miestu galime ieškoti deramų sprendimų. Man atrodo, kad tai, ką aš girdžiu, kad miestas yra pasiruošęs siūlyti tokius sprendimus, tuomet jau iš mūsų pusės įvertinsime, kokios yra situacijos dar tokių sklypų Lietuvoje, ar jų yra, kiek mes tuomet galime juos palyginti įvairiais aspektais, kurie yra geresni. Bet kol kas tai yra tokia planavimo stadija ir tikrai džiaugiuosi, kad savivaldybė rodo tokią lyderystę, norą ieškoti tų sprendimų ir tuomet mes tikrai atsakysime tuo pačiu. FM99 sakė ministras Lukas Savickas.
Alytaus aerodromo sklypo viziją turi ir miesto valdžia. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šiame daugiau nei 100 hektarų plote regi stovinčias gamyklas ir pramonės miestelį. Tai žinote, buvusio ministro absurdiški pasvaičiojimai apie, kad toje teritorijoje galėtų būti dronų mokymo centras, tai iš tikrųjų niekur nenuvedė. Tai yra kariuomenė jau kelintą kartą sako, kad tai ne miesto teritorijoje turėtų būti, visi sako, kad tai ne miesto teritorijoje, tačiau buvo noras lyg tai paimti tą teritoriją ir perduoti ar Šaulių sąjungoje ir kitoms. Tai pirmiausia, kad miestas, mes sakome, mes esame pramoninis miestas ir mes esame Pietų Lietuvos didžiausias miestas ir šitoje vietoje mums labai svarbu traukti investicijas, kurti čia darbo vietas, o kai kuri darbo vietas tada užsisuka visi kiti procesai. Reikia švietimo, reikia darželių, reikia mokyklų, reikia kultūros įstaigų, verslų, kavinių ir taip toliau. Tai kurdami darbo vietas dabar mes turime 100 hektarų teritorijoje aviatorių klubą, kurį sudaro keli asmenys ir turi vieną lėktuvą. Tai iš tikrųjų, per tą laikotarpį investicijos, kaip mes pažiūrėjome nuo 90 metų, nuo 21, nuo nepriklausomybės, mes pažiūrėjome beveik apie 30 000 eurų. Tai reiškia, į metus po 700 eurų galima investicija. Tai reikėjo dar atsilaikyti, elektrą sumokėti, nusišienauti ir panašiai. Tai tas aerodromas buvo prieš kelius metus net pusė neapšienauta, net neapšienauta, o užaugęs dalinai miškeliu, jauni medeliai, kur tiesiog net neturėjo aviaklubas investuoti ir padaryti ir nušienautos teritorijos sutvarkyti. Tai šitoje vietoje mūsų miesto principas, ten gali būti daug kas, svarbiausia ta veikla kurtų miestui pridėtinę vertę, kad mes galėtume atliepti tą miestą, nes valstybė labai įdomiai atrodo, iš vienos rankos, iš vienos kišenės duoda žiedams, komunikacijom, infrastruktūrai, o kita ministerija sako, atimsime ir padarysime ten lauką, kur skraidys dronai. Iš principo tų laukų gali būti aplink miestą, sakau, yra tūkstančiai ir 10 000 hektarų ariamos žemės. Mes galime įsinamuoti iš ūkininko 10-15 hektarų ir duoti kariuomenį, jeigu neturi kelių tūkstančių eurų ir jūs ten darykite dronų centrą ir panašiai. Taip. Bet ne toje teritorijoje, kur yra komunikacijos, kur yra lygus plotas, kur yra aplinkui yra gamyklos, mineralinių vandenų arba Lietuvos gamykla, chemijos gamykla, buvusi Coca-Colos gamykla ir visos kitos yra gamyklos šalia sukurtos, kurios veikia ir šiandieną dirba, o mes tą teritoriją paimam vienam lėktuvėliui pusėje metų į savaitę porą skridimų padaryti. O jūsų asmeninė nuomonė... Per brangu turėtų tokį... Taip, o jūsų asmeninė nuomonė, kas geriausiai galėtų būti tenai, tarkime, kaip... Mes visą laiką sakome, kad tai galėtų būti dar vienas pramonės parkas, laisvoji ekonominė zona, žaliojo koridoriaus investicijos, netarši, pirmiausiai paminėjau, netarši gamyba, kur galėtų būti kūrimo technologijos, pavyzdžiui, tokia įmonė kaip Teltonika, kurie galėtų kurti čia, vystyti ir turėti reikalingus plotus, greičius ir miestas, mes laiką sakom, kad mes ne tik žalią koridorių, bet ir žalią kilimą patiesime ant žemės, kad greičiau įmonės galėtų ateiti ir įsikurti čia. Ir tą rodo investicijos, kurios jau yra. Ir žinote, prieš 10 metų pramonės parke buvo užimta vos keli sklypai. Dabar pramonės parke yra likę didžiausi sklypai, kurie hektaras, 1,5 hektaro. Mes neturim didelių sklypų ir negalim pritraukti didelių kaip miestas investicijų, kurios tikrai kūrė aukštą pridėtinę vertę, moka gerus atlyginimus, ateina investicijos iš užsienio ir panašiai. Tai jeigu mes jau beveik pramonės parką užpildėme, liko paskutiniai sklypai, su kuriais yra pasirašytos sutartys, kur kasami poliai, betonuojama, vedama komunikacijos ir panašiai, ir netrukus ten atsiras gamyklos, tai mes toliau kaip miestas neturime kur augti, yra teritorija, kuri nenaudojama arba naudojama, kuri nesukuria miestų tiek vertės, kai galėtų sukurti. Lietuvoje veikia kelios laisvosios ekonominės zonos, kur įmonėms pradžioje taikomos lengvatos, tačiau vietos savivalda investuotojus vilioja paruošta infrastruktūra. Tokie centrai veikia didžiuosiuose miestuose Kaune, Klaipėdoje. Ten įsikūrusios 10 gamyklų, nuo mašinų pramonės ir gynybos iki tabako ir chemijos. Mažesniuose miestuose tokios zonos sulaukia mažesnio investuotojų dėmesio, tačiau Alytus, sako meras, būtų pasmerktas sėkmei. Specialistai sako, kad Alytuje ir aplinkiniuose miestuose darbo jėgos gal ir pakaktų. Antrasis šalies miestas Kaunas su inžinierių ruošimo universitetu yra vos už 70 km, tad darbuotojams būtų siūloma keltis į Alytų. Tam miestai vilioja naujakurius išmokomis, lengvatiniais kreditais, premijomis ir kitais priedais.
Vykstame į Alytaus aeroklubą. Aeroklubui dabar priklauso 23 žmonės. Avia modeliuotojai, skraidyklių valdytojai, sklandytojai, dar keletas mėgėjų prisijungia savanoriškai. Ten mus pasitinka angarai, sportininkų bendrabutis ir buvęs ilgametis klubo vadovas Kęstutis Urbanavičius. Jis pasakoja, kad sportinė veikla aerodrome užsiimama nuo 1959 metų. Netrukus buvo įkurtas iki šiol veikiantis aeroklubas. Lėktuvai, sklandytuvai, parasparniai, oro balionai, iš čia kilo daug skraidymo aparatų. Tačiau anot jo galiausiai valstybei tai tapo našta. Perdavus savivaldybei, iš karto buvo mums spaudimas, kad prašau, sutarties mes panaudos nepratęsim, nes ten buvo toks niuansas. Panaudos turto? Jo, turto šito, kad su sporto departamentu, kai buvo 2016 metai dar, kad sporto departamentą, kai planavo naikinti, kad jie nepratesinėjo su nieko daugiau panaudos sutarčių. Bet mes kreipėmės, kad tada ir tada baigėsi panaudos sutartis, prašom pratęsti, jie, kaip sakant, nepratęsė irgi, bet jie ir nesėmė jokių veiksmų ir kaip ir toliau leido naudotis tuo turtu mes irgi, kiek dar metus, kiek ten, kol užsitęsė tas visas naudojimės, niekas nieko, jokių žingsnių nedarė, niekas čia spaudimo nedarė, viskas jūs naudojatės. Kai perdavė savivaldybei, pasakė, įsikraulinat savo viską, liktų tik tai valstybinis kas ir atiduoda traktus. Čia bus 21 metai. Viskas, mums liepė įsikraustyti, mes dar čia prašėm, šitiek turto visko, čia buvo, reikėjo susidėti kažkur kažką, tą, kaip sakant, bent brangesnį, tokį vertingesnį kažkam gal senienos, gal ką, tą turtą reikėjo įsivežti, tai vat gerai, kad irgi radom rėmėją, kuris irgi priėmė, priglūdė, kaip sakant, viską tą pas save į po stogu irgi, tai va, tai mes čia ilgokai ir paskui jau jie neapsikentė, kad mes čia jau per ilgai tempiam, tai atvažiavo ir kurių nebuvo ten raktų atiduota, tai ką, nupjaustė spynus viską, užrakino, pastatė apsaugos tarnybą ir viskas. Galiausiai aeroklubas pradėjo bylinėti su savivaldybė. Tai ką, kas mums beliko, mes tada kreipėmės į šitą teismą irgi. Pasirodo, kad teisiškai, kai su sporto departamentu nepratęsė sutarties, bet ir nebuvo pareikšti nei vienos, nei kitos pusės jokių pageidavimų reikalavimų dar ką, pagal tą kodeksą sutartis tampa neterminuota. Tai nuo 2016 sausio 10 metų ta sutartis pasirodo galiojanti. Ir net ir savivaldybė, kad ir jai perdavė, turėjo perduoti mums tą turtą pagal panaudą toliau naudotis, ko jie nepadarė. Tai mes kaip apskundėm teismui, teismas sudėlioja, kad ta sutartis yra galiojanti ir savivaldybė privalo grąžinti turtą aeroklubai tolimesniai veiklai naudojimui. Teismo sprendimas aeroklubui buvo palankus – grąžinti aerodrome esantį turtą jiems. Dabar aeroklubas naudoja pastatus pagal tebegaliojančią panaudos sutartį, žemės savininkė valstybė. Panauda galioja 10 metų iki 2026. Ilgamečio aeroklubo vadovo vizija – veikla susijusi su aviacija. Iš mūsų kaip aviatorių irgi pusės ilgamečių čia tą veiklą vykdančių. Tai požiūris ir ta visa vizija yra išdėliota, sudėliota detaliajame aerodromo plane ir direktorius Dalius irgi buvo ne vieną kartą irgi savivaldybėje ten ir su paskaičiavimais, ko reiktų padaryti, kad tas investicijos į aerodromą, kad jis būtų patrauklus. Irgi tai
kad turi išlikti kaip aerodromas ir prie aerodromo tada atsižvelgiant pagal aerodromo, kaip sakant, kad nebūtų pažeidžiami įstatymai aerodromų reikalavimų, galima ir kita veikla, kuri būtų, aišku, maloniau būtų, kad susijusi su aviacija, tai yra angarų statyba, tų angarų techniniai priežiūrai lėktuvų, kad būtų įrengta ir iš to, kaip sakant, miestas galėtų gauti ir pajamas, nes atsiradus įmoniai, pastačius angarus, taip kaip dabar, jeigu pramoniai ten kažką irgi išdurpina, pastato, ne, ir atiduoda verslui kažkokiam, nu, biški keista, bet taip yra, tai galėtų tas pats, kaip dabar vat, Kaune Matijošaitis Aleksotė tik pastatė angarą, nuomai viskas, jis pilnas. Viskas, nėra vietų, nes iš tikrųjų šiuo momentu tai tų nedidelių lėktuvėlių privačių žmonės gali įsigyti ir yra problema, kur laikyti, nes žiemai ypač trūksta vietos. Tai. Yra toks poreikis, jūs žinot, ar ne, iš tų Kiek, pavyzdžiui, aš nežinau, gal kreipiasi jūs ar kažkaip? Kaune, ir ar Prienuose, ir šitam, ir Palukny ten irgi pilna, ir Molėtuose, va, dar vieną, ten privatus aerodromas pastatė dar vieną angarą irgi, nu, nes... Trūksta, ar ne? Taip, žmonės nori užsiimti veiklą savo, malonę, skraidyti. O tai nėra, pavyzdžiui, kažkokių idėjų iš tų, kurie skraido, kurie turi galimybę tų lėktuvėlius įsigyti, kad jie kažką vystytų, kad norėtų statyti, kad norėtų kažką daryti patys, investuoti? Nu, tai ar yra tokių minčių? Tada vis tiek reikia pritarimo. Taip, bet ar idėjų yra tokių, ar idėjų, būna? Taip yra, nes ir mum dabar, jeigu nepratęsia tų panaudos sutarties, liekam be angaro, vėl mus išmeta į lauką, tai ką, mes privalėsim statyti savo angarą irgi, ir kad su privačiais, aišku, lėšom pagalba, kad galėtum toliau tęsti tą veiklą. Nes žemė vis tiek priklausys aeroklubui. Tik tai... Taip, nebent, kaip dabar, galimybės yra visokios, vyriausybės sprendimais, dar ką, tą viską įrėmyti ir sunaikinti ir pasiimti, nes čia, kaip ir mes suprantam, yra didelė įtaka verslo, nes šalia netgi irgi yra didžiulis magnatas. Ir šalia yra pramonės rajonas vienas iš Alytaus. Nu tai jo, jis nedidelis čia, irgi tas, kaip irgi rytinis pramonės rajonas. O galima užeiti į angarą pažiūrėti? Tai čia tas angaras dabar yra vienas iš tų pastatų, va šitie visą tai, kas čia yra aplinkui, o čia yra tie, sakykime, kas perduota dabar jums iki 26 metų, ar ne? Ir ką jūs... Miestas turintis oro susisiekimą, aerodromą, tai yra pliusas, didžiulis pliusas, kuriuo gali ir jo panaudojimą viską. Ir visai kitos, kaip sakant, įrengus tų ir tegu mažesnių. Galbūt, jeigu taką padarius didesnių orlaivių techninį aptarnavimą, tai visai kiti yra pinigai. O įmanoma, ta prasme, būtų toksai? Nes aš šitą užsimu, aš šitą žinau, kaip sakant, koks yra poreikis irgi tų. Bet ar realiai jūs bandėt kažkokį, nežinau, kažkokį projektą, kreiptis su kažkokia, tai ar norėtų kažkas vystyti tą veiklą, remontui angarus, ar dar kažkas, ta prasme, nu jo, aš nežinau, kokiais, nu tiesiog kažkokias perspektyvas aiškintis. Su kai kuriais verslo atstovais irgi prijaučiantys aviacijai, tai susišnekėję būtų, kaip sakant, galimybė įdomu tą daryti. Tai.
O galimybė tokia šnekų forma ar jau kažkokie įsipareigojimai? Nes galimybės viena, bet kai reikia pinigus investuoti, būna kartais jau ta kalba keičiasi. Tai įdomu, iki kokio rimtumo jūs čia buvo dasi. Jų buvo atsakyta, kur garantijos, kad mes pastatom ir kad paskui nebus čia padaryta, kaip dabar padaryta išmesta. Tai tas pats, nes čia būtų daug kas ir būtų ir anas pastatas atrenovuotas, ir kavinė padaryta, ir viešbutukas, viskas yra vizija, bet kur garantijos, sako, mes investuosim, padarysim, o valstybė tai sakys, maukit iš čia viskas, atiduokit, ačiū, gerai padarėt, baigėsi. Tokios. Lavašą, stalą našą, tai jie sako, kur garantijos, o sakau, aš garantijų negaliu duoti, nes yra tokios sutartys ir viskas, tik tiek. Tai dabar šitie visi, jie čia skraidantys, jie visi veikiantys, ar ne šitie lėktuvai? Tai čia Cessna, tai jau yra ne valdiška, čia mūsų klubo įsigyta irgi, motosklandytuvas irgi, šitas orlėkis, irgi dabar surinkinėja irgi jau. Jis jau lėks, tas orlėkis. Jo. Tai irgi. O irgi, kurie čia jakai dar, Vilga irgi, prieš dar, kaip sakant, perduodant savivaldybę į Vilgą, sudėjom pinigus, remontavom pratesimą resurso, dar 300 valandų, kad skaityt galėtų. Pastatė. Tai dabar jau jie nebeskrendantys šitie du, ar ne? Ar 3, kiek čia jų? Šitiem reikia dabar atlikti atitinkamus darbus, kurie irgi susiveda į finansus ir irgi Bet šiemet jau planas yra atšils pasileisti šitus lėktuvus. Kalbėjo ilgametis Alytaus aeroklubo vadovas Kęstutis Urbanavičius. Anot Kęstučio Urbanavičiaus, suklestėjimui aerodrome didelių investicijų nereikia, kaip artimiausia pavyzdį jis mato Suvalkų Lenkijoje aerodromo likimą. Anot jo, aerodromu gali naudotis kariškiai, civiliai ir aviatoriai. Aeroklubo turėtas turtas stovėjo porą metų neprižiūrimas, orlaivių paleidimas dabar kainuoja, pasakoja Kęstutis Urbanavičius. Savivaldybė atsakomybės dėl to neprisiima. Vos už 100 metrų nuo aerodromo gyvena Vaclovas Goštautas, seniūnaitis ir aktyvus Alytaus gyventojas, stebintis debatus ir ginčus dėl aerodromo. Vaclovas Goštautas sako pasigendantis dialogo su miesto valdžia, nes geros gyventojų iniciatyvos žlunga biurokratiniuose spąstuose. Seniūnaitis linkęs matyti vietos žmonių nuotaikas ir poreikius. Sako, liūdna būtų, jei miesto valdžia kažką nuspręstų aerodromo teritorijoje nepasitarusi su miesto bendruomenė. O toks plotas bereikalingas, tai sakau, nors tada, jeigu nori ir tie sutarti, tai nors tą taką, kokį ten reikėjo 800 ar 80 metrų padaryti, kad tie lėktuvai čia būtų veiksmas, judėjimas. Suprantat? Taip. Jis tokius kaip pūvantis laukas toks yra. Bet kaip įsivaizduojate, gal tada reikėtų kažkaip daugiau miesto reikmėms išnaudoti, ta prasme, nežinau, ar tai dalį atiduoti. Aišku, aeroklubo, matyt, vadovai mato, kad ten jie mokinasi vis tiek kažkiek. Tai meras sako, kad ten niekas nesimokina, ten tik vienas lėktuvas pakyla. O tai gal, nežinau, trūksta Alytuje kažkokių tai parko ar dar kažkokių tai veiklinimo. Kaip vietinis gyventojas netoli, manote, kaip geriausiai būtų išnaudoti tą plotą? Parką mes čia turim, kur buvę garažai, čia prie kapinių yra, Klevų gatvėje. Tas parkas mes, kaip seniūnaitijos gyventojai, padarėm susirinkimą ir sakom, kam čia jį panaudoti šitą. Jis yra gana nemažas, jeigu turėtų omeny parką. Mes pasiūlėm originalias idėjas, kad padaryti tokią sieną su atmintinėm, iš kitos pusės truputį pratęsti klevus, kiek leidžia tos veterinarijos taisyklės ir taip išspręsti ir vienų ir kitų. Mes nuėjom pas merą. Meras davė sutikimą praeiti į tarybą. Ir ten priėmė sprendimą, kad mūsų padarytų tą projektą, kurį mes čia siūlėm, padarytų profesionaliau. Ir tai jau praėjo gal jau 2 kadencijos, tai bus 8 metai. Tai, nes mūsų tikrai aktyvi bendruomenė, kai mūsų čia norėjo tokias grotas pastatyti, mes iškovom, kad nedarė. Mes jeigu reikia, tai kylam į kovą. Ir čia pasiūlymus davėm, bet aš dabar slapčia pamačiau, prie buvusio šito architekto, kad ten jau pribraižyta raudonų yra. Tai visas blogybė yra, kad pats meras nešneka su žmonėm.
visiškai, net nesuinteresuotas, nes jis turi savo mintis ir va taip va veikia ten siaurame rate. Jeigu iš manęs atvirai klausit, kadangi man tikrai širdį skauda, aš esu seniūnaitis, bet čia... Šiuo atveju, jeigu būtų aerodromas ir perduotas, na nežinau, miesto žiniom, tai turbūt sunku tikėti, kad ten kažkas vyktų, na nežinau, ne tai, kaip mato meras, nes meras, kaip suprantu, mato dabar tą pramonės zoną, na, ekonominę plėtros zoną. Tai dabar supraskit, kad nėra tokios grynos tiesos, nei iš ten, nes gali būti, kad ir jo ta idėja nėra bloga, bus darbo vietų, kažkokio, negali tai pasakyti griežtai, bet kadangi, kai viskas daroma, pas mus priimtas slaptai, išvis tada. Tai tada negali. Jeigu vyktų diskusijos, tai aš daug kartų sakiau, tai administracija, jūs perdaugės seniūnaičių, jeigu geros mintys, mes jums padėsim, mes kalbėsim su gyventojais ir geresnės mintis pramušim, bet jie labai mėgsta nuo senų laikų pakišti, kai jau viskas būna šaukštai po pietų. Jo, nes meras sako, kad atiduokite miestui viską ir mes jau žinosime, ką daryti su tuo visų. Ardomu. O dėl... Buvo tas reportažas su tuo ministru ir tai jis pasakė, pamatysit, reikia jau pasakė, kad slaptų minčių yra. Tai būkit geri, verskit kortas, kada baigit, gal ir geras tas mintis, bet va taip, Kaip seniūnaitis, sakyčiau, kaip mano teritorija, tai aš pirmas turėčiau žinoti visą kitą, bet mes čia turim tokių istorijų, kad seniūnaičiai nelabai myli meras. Mes klausime, kaip mūsų santykiai, tai mes, sakau, mes... Jo, suprantu. Broliai, sakau, bet... Aišku. O tai pati miesto bendruomenė arba kaiminystėje, tai irgi turi kažkokią tai bendrą nuomonę gyventojai, ar irgi įvairių yra nuomonių, kas ten galėtų būti, ar apstai? Aš pasakiau, kad nėra kozirių jokių, iš Lakūnų. Jie irgi darė, čia buvo anksčiau Darius, tai vadovavo, jie daro irgi uždarai, nepasako, su bendruomenė bendrauja, ir ta bendruomenė kaip mes neturim tos tvirtos nuomonės. Ginčai ir diskusijos dėl istorinio ir puikioje vietoje esančio aerodromo persikėlė ir į visuomenę. Internete siūloma pasirašyti peticiją, kad aerodromas būtų paliktas aeroklubui, kuriame planai, kaip užstatyti gyvenvietės, komercinės ir pramoninės paskirties statiniais istorinį Alytaus aerodromą. Aeroklubo planuose buvo rekonstruoti ir plėsti šį aerodromą. Šis aerodromas įkurtas 1939 metais, iš čia kilo sąjungininkų lėktuvai Normandija Nemunas Didvyriai. Šiuo metu aerodrome plečiama oro akrobatikos, ultralengvų orlaivių bei sklandymo aviacinė veikla. Taip rašoma peticijoje siūlančioje aerodromą palikti aviacijai. Tačiau kiti galvoja, kad naujos darbo vietos Alytui dar svarbiau. Todėl dairysimės panašių pavyzdžių Europoje, kaip mažai naudojami aerodromai gimė su naujų veidų ir naujomis veiklomis. Šitas vienas irgi seniausių pastatų, tai jis buvo vieno aukšto. Šitas, ar ne? Jo, irgi čia pirmas buvo ir čia visas buvo čia, o paskui jau 84 metais padarė rekonstrukciją, tą visą pastatą, visą dastatė antrą tą aukštą, sportininkų tą kazarmą, viršui ten viską. 19 metais buvo ir Prancūzijos ambasadorė irgi, čia pasirašė. Tai nei meras, nei vicemerė nesugebėjo rasti galimybės priimti, sudalyvauti, tai tada paprašėm rajono mero, kad gal jis priims tą delegaciją tokio lygmenio, tai Vrubliauskas priėmė tada. Tai sakau, toks požiūris, nežinau. Šiandien tiek. Laidą rengė Vilija Kvedaraitė ir Marius Jokubaitis. Sprendimų žurnalistika FM99 iš dalies finansuojama Europos žurnalistikos fondo.